Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos čia padariau, buvo nauji vartai. Seniems vartams galėjo būti gal 100 metų, jie jau nebetarnavo. Jie buvo išklibę, išdžiūvę, susisukę. Taigi nusprendžiau pagaminti repliką. Sužinojau, kad tai yra sumuštinio konstrukcija. Paprastas rėmas su užpildais, o iš kitos pusės atskiros lentos, sudėtos vertikaliai ir skersai sujungtos su sijomis. Aš nusprendžiau, kad šiek tiek tai supaprastinsiu. Naudosiu standartinės grindų lentas, kurių storis yra 26 mm, taigi, kai jas sudėsiu į sumuštinį, bendrai bus 52, kas yra pakankamas storis. Vartams. Žinoma, pasinaudojau grioveliais ir liežuvėliais, kurie visą konstrukciją padarys daug stabilesnę. Tai, ką dabar matote, jau yra pusgaminis, kurį netrukus klijuosime, bet prieš tai parodysiu, kaip viskas prasidėjo ir kas tam buvo prieš tai. Ir tik tada tęsime toliau iki visiško pabaigos, kai abu sparnai bus suklijuoti, apipjauti ir paruošti įstatymui į durų rėmą. Pradėkime. Pradinis medžiaga yra pušies lentelės. Ta lenta yra šiek tiek daugiau nei 4 metrų ilgio, todėl ją pjaunu maždaug per pusę ir gaunu 2,5 centimetro kiekvienoje pusėje, kad kiekvieną kartą nereikėtų matuoti. Ir dėl šio ilgio negaliu naudoti šoninių atramų, kurios yra tiesiai ant pjūklo. Galite naudoti sieną, arba, kaip aš šiuo atveju, stulpą, stulpinės gręžimo mašinos, kaip atramas. Tai galite padaryti su bet kokiu pjūklu. Aš pasinaudojau kampinių pjūklų ir kadangi tai yra 4 metrų ilgio, žinoma, naudojau aukščio reguliuojamus atraminius stulpus. Kai reguliuosite atramų aukštį, nedarykite to pagal lentą, kuri guli. Horizontaliai, nes jį linkusi linkti, bet geriau pastatykite ją. Vertikaliai ir pagal tai sureguliuokite atramos aukštį. Dalis 2 metrų ilgio lentų bus panaudota vertikaliems elementams. Mes tik išilgai nupjausime liežuvėlius, pritaikysime griovelius pagal plotį ir panašiai. O likusią dalį panaudosime skersinių horizontalių elementų pjovimui. Mūsų atveju jie bus 415 mm ilgio. Galite tai nupjauti kampinių pjūklų arba tiesiai ant stalinio pjūklo, ant kurio griovelius. Darysime. Aš horizontaliems elementams naudoju lentas, kurios turi tam tikrų defektų ir trūkumų. Čia yra gana ilgai trūkimas, todėl, kai tai nupjausime, telpa tik 3. Taigi, einame daryti griovelius. Čia, ant šoninių užpildų, turime padaryti šoninius griovelius, kurie yra tokie patys, kaip ir išilginėje pusėje. Ir tai padarysime, kad kiekvienoje pusėje padarysime įpjovą. Taip sukursime griovelį. Tai darysiu ant stalinio pjūklo. Diską nustatysiu tik iki trečdalio medžiagos storio. Ir iš abiejų pusių padarysiu centimetro pločio griovelį. Darant griovelius, negalite naudoti skiriklio pleišto ar viršutinio ištraukimo, todėl kartais būna daugiau dulkių. Naudoju bent paprastą respiratorių. Ypač kai kurių Pietų Azijos medžių atveju, pagal kai kuriuos tyrimus, yra didesnė vėžio rizika, jei įkvepiate tas dulkes. Iš viso yra 15 skersinių lamelių, bet tik 13 iš jų yra trumpesnės. Ilgis yra 415, atitinkamai 395, nes iš kiekvienos pusės dar nupjausime tą 1 centimetro kraštelį. Bet tada tos dvi, būtent pati apatinė ir pati viršutinė, turi būti ilgos per visą durų plotį, nes kampuose sujungsime horizontalę ir vertikalę dalis. Ant užpildų kraštų išfrezuosime tokias ketvirčio apskritimo griovelius. Tam naudosime tokią išgaubtą frezą.
plūgų pjūklas. Dirbtuvės viduryje yra pagrindas, nes aplink jį yra daug vietos. Todėl galite manipuliuoti ne su dideliais ruošiniais, bet taip pat galite naudoti pjūklo stalą įvairioms montavimo darbams. Apversta aukštyn kojomis į gylį. Sudaryta iš 4 visų lentų. Kraštai yra taip išilgai perpjauti. Vienoje pusėje yra liežuvis, kitoje pusėje griovelis. Todėl viskas taip susijungia. Taigi, na, o bendra plotis jau yra tikrasis vartų plotis. Tai yra 67 centimetrai. Ir aš pradėjau nuo to. Nuo šio pločio, tada šito. Čia atkreipkite dėmesį. Čia abu kraštiniai lentos yra su grioveliais į vidų, nes į tuos griovelius taip. Jais užpildai. Daug grindų lentų iš apatinės pusės yra taip grioveliais, kad būtų išvengta įtempimo ir susisukimo. Mums tai netrukdo, nes tomis apatinėmis pusėmis mes. Abi sumuštinio sluoksnius iš esmės klijuosime kartu. Atskiri užpildai yra aiškus. Skiriasi tik viršutiniai ir apatiniai, kurie yra taip išpjauti. Taigi klijuosime šias dvi dalis kartu. Mes neklijuosime to visiškai per visą paviršių, o tik iš esmės perimetro rėmo. Klijai visai nepateks į griovelius. Ir špuntas, jie bus laisvi, kad galėtų judėti. Ir tada tai apversime ir priklijuosime prie apatinio sluoksnio. Apatinius išilginius lentas. Šiek tiek priveršiu spaustukais, kad jos būtų tiesiog kartu ir šiek tiek suspaustos ilgiu. Na, o dabar mums reikės daug spaustukų. Suklijuota. Dabar turime palikti iki kitos dienos, kad išdžiūtų. Tada aplinkui. Tiesiog švariai apipjausime, nušlifuosime kraštus ir bus baigta. Na, o kitą kartą pasidarysime įleidžiamą spyną. Ir įstatysime duris su furnitūra. Taigi, iki pasimatymo Unimas dirbtuvės.